važiuojam, girdėt kaip brrr daro. Tai po gero mėnesio atgavau savo autobusiuką. Dar 2 metai technikinė praeita, po 2 metų bus 30 metų autobusiuką. 30 metų jau neblogai. Tai važiuoju kur dabar, šiandien tokia ūkio darbų diena. Paskyriau nuo pat ryto, kadangi vakar negalėjau, tai reikia nuvažiuoti sandėlį, nuvežti alaus į barą, į Bilaiką nebevežu nieko jau, nes atvežiau praeitą savaitę ir tiesiog šią savaitę pribaiginėsim visą, kas yra. Šeštadienį yra uždarimas, ateikit, kas norit. Aš būsiu, Raimonda bus, gal net vaikai atvarys, nežinau. Tai va, tai po kelis bokaliukus atsisveikinti ir tada sekmadienį gal jau vardysim viską. Matysim. Tai toks, nežinau, dar vienas etapas baigtas. Galiu pasakyti tik tiek, kad kelis dalykus, kas gali būti įdomu. Tai pirmas dalykas, aš žinau, kad turbūt jau geri 2 mėnesiai, kai padariau kainas mūsų alaus, stipriai numušiau kainas ant bare. Ar tai davė efektą? Nedavė jokio efekto. Tai manau, kad 2 mėnesiai jau toks laikas, kai galima kažką pajausti turėtų būti. Nebūtinai, bet tai nedavė jokio efekto, išskyrus mažiau pajamų. Apyvarta nepadidėjo, žmonių kiekis nepadidėjo. Taip, kad 4-5 eurai žmogui yra vienodai rodo, greičiausiai. Ir, naudokitės tuo, aš jums. Rašykit komentaruose ačiū ir naudokitės tuo. Tiesiog būna keista, kai kainuoja 5 eurus kraftas ir 5 eurus kainuoja didelio bravo rolus, tai čia man truputėlį keista. Bet yra kas moka, yra kas ima. Ir kitas dalykas, mes šitą sprendimą priėmėme sausio pradžioj galutinį jau, kur tikrai sakė viskas top. Ir tada pranešėm mūsų partneriams, kurie turi virtuvę tenais, ir pranešėm savininkams patalpų. Tai kas pasikeitė? Pasikeitė tai, kad tik tai įsitikinau, kad laiku sustojom, nes situacija niekiek nesikeičia į gerą pusę Tambare. Nieks nesikeičia, nieks nejuda. Nu ir, kaip sakyt, dar buvo vienas etapas, dar vienas žingsnis, dar vienas pabandymas. Ar gaila pinigų, kur sudeginau kalną? Labai gaila. Ir dabar dar iš savo kišenės, ne iš įmonės, iš savo kišenės perėdu pinigus, atsiskaitytum su visais. Tai mes uždarysim, mes neskelbsim jokio bankroto, mes tvarkingai užsidarom, su visais atsiskaitysiu, niekam skolingas neliksiu. Čia mano toks durnas principas yra, kad mano problemos nėra kitų žmonių problemos ir jeigu įmanoma kažkokiu tai būdu tai sutvarkyti, aš sutvarkysiu, kiek tai yra įmanoma. Taip, kad niekam skolų neliks, visi bus laimingi, pardavimai nukris šiek tiek, bet bus su visais atsiskaityta. Tų barų čia ne vienas susidaro, susidarys dar daugiau. Čia šiemet tikrai ateina vasara, kas Vilniuje vėl bus blogai. Nu, taip jau yra. Atsiuntė draugas čekį iš Italijos. Tai Italijoje baruose alkoholių yra 10% PVM, šiaip 22 parduotuviai, o baruose 10%. Tai tam, kad barams būtų lengviau gyventi, tai yra taip daroma. Čia toks yra, aš kalbu iš savo pusės, nebūtinai taip yra iš tiesų, jūs galite, atsiprašau, kažkur balsas sėda visai. Nebūtinai taip yra ir gali tikėti, gali netikėti to, bet esmė tokia, kad barai, kavinės yra miestui privalomas dalykas, restoranai, tame tarpe, čia maitinimo tiesiog sektorius visas. Miestui yra privaloma, jeigu nori turėti turistų, jeigu nori turėti vietinių žmonių, kurie kažkiek kultūringai auga ir bendrauja tarpusavyje. Panašiai, kai Vilniaus meras neegzistuojantis sugalvojo, kad čia buvo, nežinau, dar nepadarė, bet žada daryti, kad autobusų juostomis uždraus važiuoti elektromobiliams. Tai tik taip žmogus, kuris nevažinėja elektromobiliu, gali tokią nesąmonę sugalvoti. Tai siūlyčiau jam
tiesiog pasivažinė savaitėlę elektromobiliu ir supras, kas tai yra. Bet žinot, kaip sakyti, ne pono reikalas su varguoliais važinėt. Toks anekdotas buvo, toks, dabar gal nejokingas, bet principas yra teisingas. Sakė, nusprendė turtingi, sako, reikia važiuoti arčiau žmonių, sako, pradės važiuoti autobusais. Bet minties greit atsisakė, nes automobiliai autobusų netilpo. Nu, tai čia toks absurdiška situacija ir su Vilniaus meru. Tai aš, kai važiuoju elektromobiliu autobusų juostą, tikrai retai sutinku ten kitą elektromobilį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nėra jokios prasmės jos drausti, nes jį nieko netrukdo važiuoti eismui, absoliučiai netrukdo. O vienas kitas automobilis, jeigu važiuoja tuščia juosta, ta pačiu sumažina kamščius kitoj juostai, kurioje stovi visi kiti vidaus degimo variklių varomi automobiliai. Nu, bet čia toks, kaip sakau, aš vadinu tai primityvizmu, nes labai paprasta yra drausti, neleisti, atimti, bet sunku yra sugalvoti, kaip dalykus padaryti šiuolaikiškai gerai ir kad būtų įdomiai. Tai tam reikia turėti fantazijos ir noro. Tai dabartinė valdžia Vilniaus to tikrai neturi. Tai čia patinka, nepatinka tai žmonėm, bet neturi absoliučiai. Yra absoliutus primityvizmas. Ir daug tokių sprendimų. Pavyzdžiui, aš mieste, kai matau daug parkingo vietų užimančių elektromobilių, pirma mintis man yra, jėga. Bet aš esu tikras, kad Vilniaus valdžioje sėdintiems atrodo, kad kiek pajamų negauta, nes jeigu stovi elektromobilis, jiems parkavimas kol kas vis dar yra Vilniaus mieste nemokamas, tai kiek vietų užima, reiškia, ten galėtų būti pinigai. Kodėl aš žiūriu iš kitos pusės, nes man atrodo, kad Vilnius turi būti švarus, tylus miestas, senamiestis, aš apie senamiestį daugiau šneku. Ir jeigu ten stovi elektromobilis, reiškia, vienu vidaus degimo variklių automobilių ten yra mažiau. Ir kuo jie mažiau vietų randa parkuotis, tuo mažiau jie ten važiuos. Tai, pasiskaičiuokim kas kur. Dabar triukšmas dėl ten autobusų bilietėlių, troleibusų bilietėlių, vėlgi, primityvizmas, pakelt bilietus, panaikinti pusvalandinius, padaryti valandinius. Aš neturiu statistikos, negaliu spręsti teisingai, neteisingai, aš nelabai važinėjau visuomeniniu transportu. Ir aš juo nevažinėsiu toliau, todėl kad mano manymu pirmiausia turi būti transportas patogus, kad aš jo važiuočiau. O taip nėra. Jeigu iš namų važiuoja tik tai iki stoties ir tik tai kas pusę valandos ir praškai tuo pačiu metu visi autobusai kokie įmanoma, ką žinau, kodėl aš tą turiu važiuoti. Man netinka toks dalykas. Tai to, kad pasimtų vieną kryptį ir sutvarkytų vieną kryptį, pasižiūrėtų, kaip tai veikia. Pas mus labai paprasta, mus tiesiog prastum per 15 minučių autobusus ir bus tau kas 15 važiuos. Nes du yra, kurie galutinės stotelės salininkai ir galutinės stotis. Jie tik priešingas pusės važiuoja, bet realiai du autobusai, galutinės stotelės tokios pačios. Tai tiesiog pastumk per 15 minučių ir turėsi dvigubai tankiau važiuoti visuomeninį transportą. Tam fantazijos nereikia daug. Bet daugybę metų taip nėra. Tai tvarkyti viską iš karto Vilniuje neįmanoma, reikia imti gabaliukais ir tvarkyti gabaliukais. Bet kam? Pakėlus visuomeninio transporto bilietus tikrai nepadaugės keleivių. Nežinau, kiek jų sumažės, bet tikrai nepadaugės. Tai aš kas kart važiuoju dabar sutvarkytą, dar nebaigti tvarkyti Kalkraščių, bet Mindaugo gatvė išasfaltuota. Ačiū. Ir galvoju, ten yra beveik 4 juostos važiavimo, įsivaizduojate? Vidury miesto, naujamiestyje yra beveik 4 juostos, ten 3, tai ten gali važiuoti, nežinau, ten kokie automobiliai. Tai reiškia didžiulis greitis to vietoje yra, tikrai didžiuliu greičiu laksto. Yra mokyklos, ne viena mokykla aplinkui yra, ten daug visai mokyklų yra. Ir visiems mokėjai šitą vietą. Nes gatvį siaurinti negalima. Yra siauras šaligatvis ir nėra dviračių tako. Kam jis reikalingas, aišku. Tai žmonėm, kurie ten gyvena, turbūt aišku, pasižiūrėkite į Algirdo gatvę. Kaip faina atrodo, aš platus šaligatvis, dviračių takas, užžalinta viskas, parkavimo gražios vietos.
į to pločio ten yra per akis, ten kam nori, ten gali važiuoti ir greitosios, ir gaisinės, kas tik nori. Ir pažiūrėkit Mindaugo gatvė, kur yra absoliučiai negyva, baisi ir visi skraido tą gatvę. Nu, sutvarkė. Kitas meras, kitas projektas. Tai labai liūdna, kad Vilnius taip be fantazijos ir labai primityvus pasidarė. Nu, tikiuosi bent kitą kadenciją neišsirinksim nei Zuoko, nei šito, nei Benkunsko. Nu, bet, kaip sakai, daugumai atrodo, kad meras be fantazijos gal yra gerai. Tai neteisinu praeito mero, visko buvo, čia kiekvienam savo matyt, bet palyginti su tuo, kas dabar yra, tai buvo kosminės raketos skraidė. Ir tik nebalsuokit už Zuoką, nes nusikaltėlio tikrai negalima rinkti bet kuriuo atveju, nes vagė bedaro, atsimenu tokią frazę. Čia kilo iš Zuoko, kas pamiršo. Apie jį taip visi šnekėjo ir misteris 15% irgi jį vadino visi. Tie, kas su juo dirbo. Su savivaldybė tuo metu. Tai nukrypavau gana toli, ne? Nuo to, ką norėjau papasakoti. Tai va. Ūkio reikalai. Važiuoju tvarkyti. Ir aš ne kiekvieną kartą pasakoju, reikia ką rodo, bet šiandien reikia dar sutvarkyti. Ne tik nupirkti daiktų visokių, bet reikia antram aukšte tualetas yra sugedęs. Klozetas reikia, kad vanduo nusileidė, nesustoja bėgti. O tada dar blogiau užsikišo kriauklės virtuvėje. Bandėme taip kaip atkišti ir ten be šansų. Tai nežinau, važiuoju, bandysiu su kažkaip pats prakišti. Jeigu pavyks, nepavyks, tada reikės kviesti avarinę, kad jie sutvarkytų. Tai nežinau. Žodžiu, daug tokio šiandien laukia šūdinio darbo.